kiek laiko tavo organizmas jaučia alkoholio padarytą žalą. Daugelis vyrų gyvena iliuzijų pasaulyje ir slepiasi po tokią tarsi užuolaidą, ko nematau, to nėra. Jeigu kraujyje alkoholis randamas 72 valandas, tai ką tu darai, nesvarbu, ką gertum, ką rūkytum, ką uostytum, visa tai nusėda į kepenyse. Ir kepenyse koncentracija išlieka pakankamai ilgą laiką. Netgi per savaitę ląstelės nesugeba atstatyti pažeistų kepenų audinių dėl tavo padarytos žalos. Ką reikėtų atkreipti dėmesį? Todėl, kad po savaitės laiko maždaug tu vėl užpili kito alkoholio. Organas dar neatsistatęs, organizmas dar šokia, o gauna naują koncentracijos dozę. Nenusteb, jeigu tavo kūnas po kažkiek tai laiko atsilieps. Visi sako, aš geriu ir man nieko, aš geriu ir aš sveikas, nieko nesergu, o va tas negeria, tai serga, o dar kitų. Nepamirškit, compound efektas. Kaupiamasis efektas po truputėlį. Nesvarbu, kad tavo nosis dar neraudona arba žandai dar nemėlyni ir kraujagyslės neįsiplėtę. Nepergyven, už kažkiek laiko tu tai pamatysi. Galbūt už 3 metų ar už 5, bet visa tai smogs tau tikrai. Ir nerašykit man tie, kas norit mesti gerti. Todėl, kad sveikatos koncepcija ne tiem, kas nori atsisakyti gerti, o tiems, kas nori būti sveiku, kas nori išsaugoti savo sveikatos lygmenį toks, koks jis yra, arba atstatyti, arba pratęsti, nes sveikatos koncepcija tai kelias sveikam žmogui. Tu arba eini į vaistinę pirkti vaistų ligoms, arba tu eini pirkti natūralių produktų, tarkim, maisto papildų, kad būtum sveikas. Ką renkėsi tu?